Man atrodo, gyvenimo kokybės indeksą kiekvienas susikūrė pats, o savivaldybė turėtų kažkiek padėti žmonėm. Ant kiek geras žmogaus pragyvenimas pagal esamas sąlygas, tai yra atlyginimo santykis, kainų santykis ir pagrindė šitie dalykai, kurie įtakoja pačio regiono ekonominę būseną ir galimybę žmonėms. Gyvenimo kokybės indeksas. Sakykime, kūryba. Gyvenimo kokybės indeksas tai yra rodiklis, kuris remiantis statistiniais duomenimis įvertina savivaldybių gyvenimo kokybę. Šis rodiklis buvo sudarytas iš 6 subindeksų ir 41 rodiklio, kurie apima įvairias gyvenimo sritis, tokias kaip materialinės gyvenimo sąlygos, gyventojų verslumas, verslo konkurencingumas, sveikatos paslaugos, švietimo paslaugos, demografija ir visuomeninis bei pilietinis gyventojų aktyvumas, na ir galiausiai infrastruktūros rodiklius. Nuo sąžiningų savivaldybės vadovų darbo, politikų darbo. Nuo tų žmonių, kurie priima įstatymus. Pirmas dalykas nuo pritraukiamų investuotojų, kurie atidarinėja įmonės ir darbo vietų kūrimas. Kas yra tragiškiausia Lietuvoje, tai yra tik 3 regionai pagrindė, kuriuose yra tai vystoma. Kiti regionai yra praktiškai, galima sakyti, mirštantis, nes žmonių skaičius mažėja, migracija yra ir galimybių nėra. Tai čia gal greičiausiai pagrindinis dalykas, kuris turėtų tobulėti ir būti skatinamas, o ne tik plėtimasis vienam regione. Labai daug sociologinių yra fenomenų tame įeina, manyčiau. Vieni iš jų būtų tiek sąlygos, nes ir tinkamos sąlygos kūrybai visgi yra. Tiesa. Tai manyčiau nuo to, sutiktų, sukurtų sąlygų. Žinot, kad gatvės neplauktų, kai dabar buvo lietus. Čia labai yra svarbu vairuotojams, kad pažiūrėkit kokios gatvės, kad nebūtų skylės visos už... Mesgi vis tiek mokam savivaldybėje visi ir mokesčius mokam. Aišku, pensininkam geriau būtų, bet čia tikriausiai jau ne savivaldybių mastu, čia reikėtų jau valstybės mastu. Na taip, sąžiningų savivaldybės vadovų ir politikų darbas tikrai įtakoja gyvenimo kokybę savivaldybėse. Tačiau tokio rodiklio, kaip pamatuoti sąžiningumą, neturime. Bet kaip minėjau prieš tai, mes turime kitus 41 rodiklį, kurie atspindi materialinės gyvenimo sąlygas, gyventojų verslumą, sveikatą, švietimą, būstą, komunalinį ūkį. Ir šie rodikliai leidžia pamatuoti ir įvertinti gyvenimo kokybės kitimą savivaldybėse. Jeigu tas indeksas liečia Vilniaus miesto savivaldybę, tai tikriausiai savivaldybės kokiam nors puslapį internete. Ar jie tokių nedaro? Nežinau. Spėjus savivaldybės puslapį galima būtų taip pasižiūrėti, ar bet kuriam kitam greičiausiai valstybiniam puslapį. Manyčiau, kiekvieną dieną gatvėse. Stebėti tiek žmonės, tiek paties miesto gyvenimo. Kiekvienos savivaldybės gyvenimo kokybės indeksą galima rasti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinklapyje lietuvosfinansai.lt, kuriame skelbiami valstybės biudžeto ir savivaldybių finansų duomenys bei rodikliai.